Lietuvoje yra viena didelė bėda. Nėra žmogaus tas, kuris teisingai paaiškintų, kodėlgi trūkinėja vis dėlto lubos. Yra Knauf technologai, kurie iki galo nesupranta, kaip teisingai mums tai pateikti ir kaip paaiškinti. Todėl pastoviai nuvažiuoja į objektą, ten, kur dirba ne mūsiškiai, turi įrodinėti savo poziciją ir grįsti ją Knauf technologiją. Tai Knauf, neužpykit manęs markė, tai pamokysiu šiandieną daugumą statybininkų, kaipgi vis dėlto turėtų atrodyti lubos ir kaip nereikia daryti, negalima daryti. Šiuo atveju tai yra demonstracinis lubos padarytas pas mane sandėlyje ir tai, kaip manote, yra dvigubas karkasas. Kodėl dvigubas? Dvigubas karkasas ant jūsų lubų yra žymiai tvirtesnės. Jisai, aišku, šiek tiek yra brangesnės, bet palyginus jis yra tvirtesnės. Jeigu mes jį teisingai surinksime, įtrūkimų nebus. Pavyzdžiui, kažkurioje vietoje pajudėjo siena, prasidėjo namas, lubos ir sienos negali būti kategoriškai surištos. Ir jeigu tai yra surišta, tai turi būti argumentuotai paaiškinta ir technologiškai patvirtinta. Kita yra didelė problema - tvirtinimo elementai. Pakankamai, per statybas ir matau net ne vieną kartą, kad prie betoninių lubų tvirtinasi statybininkai ant plasmasinių dubelių. Taip atrodo. Negalima to daryti. Prisiminkite vieną kartą ir visiems laikam. Tvirtinasi tik tai ant metalo dubelių. Jie dar kitaip vadinami priešgaisriniai. Kodėlgi taip yra? Taip yra todėl, kada parvažiuoja traukinys, fūra pakrauta žvyrų ir pas jūs viršuje šiek tiek prasėsta vienas tvirtinimo elementas. Mes tai pademonstruosime ir imituosime. Knauf sako, kada mes sudėsime viengubą gipskartoną ant dvigubo karkasą, turi būti ant 1 kvadratinio metro traukimas į apačią 15 kg. Mes tai dabar ir patikrinsime. Tiesiog uždėsime strukciną. Mini eksperimentas, kad vaizdžiai jums paaiškinti. Kaip ir Knauf numato, tai yra 15 kg ant kvadratinio metro. Gali parodyti 15 kg, kad nekiltų skeptikam bereikalingų diskusijų. Ir mes tiesiog imituodami vieną tvirtinimo elemento prasėdimą, paprasčiausiai išimsime vieną. Ir gaunasi taip. Reiškia, prasėdo mūsų lubos ir automatiškai unifluot, kurioje stebėte, trūko šitoj vietoj su prasidimo jūsų tvirtinimo elemento. Ko pasiekoje mes turime duobę. Turime duobę, kaip matote, pravila šokinėja. Sekanti problema, dėl ko trūkinėja lubos, yra termošokas. Ir kasgi tai yra ir kaip tai teisingai suprasti. Tai tada, kada mes jūsų lubas pririšime prie sienos. Tai yra į UD ir užsukame blusą. Čia labai dažnai, ypač provincijose, daroma klaida. Dėl to, kada mes atidarome langą, pavyzdžiui, pravėdinti, šilta būna namie, ateina šaltukas iš lauko ir iš karto visą šaltuką gauna metalo karkasas. Ir jisai iš karto pajuda, išsiplėšia. Ko pasiekoje? Per visas lubas būna, net ne vienoje vietoje, o per visas lubas būna mikroįtrūkimų ir jie labai gerai matosi ant jūsų baltų dažų, ant jūsų baltų lubų. Ir kągi reikia daryti, paklausite jūs manęs, kad išvengti termošoko arba bet kokio įtrūkimo ant jūsų lubų. Labai paprastai, visada visais atvejais darykite šešėlinę siūlę. Šešėlinė siūlė yra ne dėl grožio skirta, kaip dauguma mano. Tai yra būtina sąlyga tam, kad jūsų lubos būtų be įtrūkimų. Tarpelis tarp lubų ir sienų yra privalomas. Jie negali būti surišti, jie turi judėti. Kaip papildomą apsaugą mes galime naudoti vėlgi elastinį glaistą. Pasikartosiu elastinį, todėl kad jisai visom kryptim yra elastinis ir kompensuoja visus įtrūkimus. Ko negali pasigirti unifluotas, jis yra tvirtas ir trampus. Atskleisiu dar vieną paslaptį. Gipskartonas montuojasi skersai profiliu. Taip, ir reiškia, mes galim žingsnį išlaikyti kas 50 cm, tai yra 500 mm. Jeigu jūs montuojate išilgai, štai taip, tarp profilių centrų turi būti 400 mm. Ir kodėlgi taip yra, paklausite jūs vėl manęs. Todėl, kad ta pati plokštė sumontuota skersai ir išilgai reaguoja skirtingai į gaunamas apkrovas, o tai yra 15 kg ant kvadratinio metrą į viengubą gipskartoną sluoksnį. Prisiminkite tai. Vis dar atsiranda tokių darybinių statybininkų su 20-30 metų stažu, kur užsiema siūlių armavimui, štai tokį naudoja sietelę. Nekurti juostą. Suprantat, paaiškinsiu du skirtingus dalykus. Gali paprastai paeksperimentuoti, paimti tokią sietelę ir pabandyti jį plėšti. Ką mes matome, jeigu matysis, jisai pakšt ir plėšto, jisai siūlės nebelaiko. Pasakysiu daugiau, šitas sietelės buvo sukurtas tam, kad armuoti akvapanėlę.
ne gipskartono plokštė, prisiminkite, jinai netinka nei sienom, nei pertvarom. Akvapanėliai. Akvapanėlė tai yra cementinė medžiaga skirta, kas nežino, baseinams, pirtims. Ką galiu pasakoti apie kurtų juostą? Iš pirmo žvilgsnio tai yra paprastas popierius, bet tas paprastas popierius yra sudėtas iš tokios mikrostiklo audinio. Aš nežinau, matys, nesimatys, tokie plaukeliai yra, ne? Ir jeigu mes pabandysime tą popierių paplėšti, tai mums gausis labai sudėtingai. Elastic ir Uniflot. Kaip mes matome, yra demonstracinis stendas, ant kurio lygiai tokiom pačiom sąlygom yra užnešta ant siūlį sukurti juostą mūsų glaistai. Iš karto krenta į akis, nes spalva ir tai yra milžiniškas pranašumas prieš Uniflotą. Paaiškinsiu kodėl. Dažytojai mane ir taip supras, bet aš vis tiek paaiškinsiu paprastiems žmonėms, nes galbūt įdomu. Ta pati spalva, kaip ir gipskartono plokštė, jūs manote, jinai beveik identiška. Jums nereikia papildomai užnešinėti dar vieną sluoksnio glaisto tam, kad išlyginti tą patį spalvą, kad nepersimuštų po pirmo sluoksnio ir arba nepersimuštų per dažus. Tai reiškia, mažiau dažų sluoksnio reikės dėti. Tai yra tiesiog nepalyginamas skirtumas, pavyzdžiui, su Uniflotu. Taip, yra dar viena didelis pranašumas, Elastic glaistas, jisai beveik neprasiesta, ko pasiekoje nereikia antrą kartą užnešinėti ant tos pačios siūlės. Paaiškinsiu, kodėl vėlgi. Kada mes užnešinėjame vieną kartą Uniflotą, mes turim palaukti, tarkime, laiko ir paskui dar kartą užnešti tam, kad nebūtų duobių. Priešingų atveju, užnešdami glaistą ant viršaus, laiku bėgant, 2-3 dienos, Uniflotas susitraukia. Ko pasiekoje, jeigu bus dažai ant viršaus, iš karto matysime šešėlius. Iš karto. Tarkime, ateiname į namus ir matome va čia siūlė, ten siūlė. Būtent dėl to Elastic glaistas yra taip padarytas, kad kaip įmanoma mažiau prasiestų. Dabar norėtųsi demonstratyviai parodyti, kad kas atsitinka tada, kada yra Uniflotas ir Elastic glaistas ant jūsų lubų. Norėtųsi parodyti, ant kiek jis yra elastingas ir kodėl reikalingas elastingumas. Pavyzdžiui, čia yra Uniflotas. Bandom atsukti ir pasižiūrėti, kas pas mus išeina. Lenkiant Uniflotą priartink kamerą, kas būna. Viskas. Net labai minimaliai patraukęs mes matome mikroįtrūkimų, kurie ir aišku, ir per pirmą sluoksnį glaisto, ir per dažus jums ir ryškiai matysis prie geros šviesos. Matosi, ne? Aš gal užsuksiu. Taip ir turėtų būti, nes pats Uniflotas nėra elastinė medžiaga. Kaip ir minėjau, jinai yra tvirta ir labai trapi medžiaga. Pakartokim tą patį su Elastic glaistu. Jeigu priartinsi, pasižiūrėsime. Taip, ir atlinkia į vidų. Matot skirtumą, nėra nei mikroįtrūkimų, nei makroįtrūkimų. Ko pasiekoje šitas glaistas tinka ne tik, kad ant jūsų lubų, bet jisai tinka iš tikrųjų ir mansardom, šlaitams, ten, kur yra vieta, kur gali pajudėti, angokraščiams tinka kampuko statymo, prie kurio mes vėliau ir prieisime. Šito tai bandymo turbūt laukia ne vienas žmogus ir prašė pabandyk, padaužyk. Kaip įmanoma šališkiau sugalvoju tokį eksperimentinį stendą, tai yra plaktukas. Mes atysime kampuoti ir su tą pačią jėgą trenksime į kampą, kuris yra uždėtas ant Unifloto, ant Elastic ir mūsų metalizuotas kampas, kuris yra su 4 mm nerūdėjančio plieno strypelio. Taip atrodo. Ką galiu papasakoti apie kampuko uždėjimą su Uniflotu? Galim pasižiūrėti, mes matome ryškų prasėdimą. Matosi skylutės ir jisai dar sės ir dar sekančią dieną jisai dar prasės. Labai liūdna iš tikrųjų. Mūsųgi Elastic glaisto matom prasidimą beveik nulinį, beveik nėra. O jis yra jau išdžiūvęs. Tai tiek, o čia prasidimo aišku ir negali būti, nes čia nieko nėra ir nereikia, kad čia kažkas tai būtų. Tai va, ką mes darome, iš tikrųjų pamatuojame, kad būtų labai maksimaliai sąžininga pusė plaktuko, ne? Ir mes pastatysime, štai taip, kampukus atsirėmęs, kad nesakytumėt, kurį nestipriau paspaudžiu ir tiesiog patrauksiu. Pasiruošim? 1, 2, 3. Kokie yra pažeidimai nuo Unifloto? Galim pasižiūrėti, gavęs labai mažą smūgį, Uniflotas atsiklijavo nuo kampuko, jau matosi. Tai pasikartosiu, metalizuotas kampukas ir uždėta ant Unifloto. Pabandom mūsų glaistą, taip pat darau pusę. Per pusę plaktuko, gerai matosi? Taip pat remiame kampuotį ir sulygiai tą pačią jėgą, taip pat įtraukia kampuotį.
galim pasižiūrėti, kokie yra pasekmės. Mūsų metalizuoto kampoko neatšoko elastinis glaistas. Tai reiškia, mes neturim pažeidimų ir neturėsim ką lyginti, kada kampotis bus įstatytas taip pat standartiniu būdu, tik tai ant elastik glaisto. Pažiūrime, kas parodys mūsų metalizuotas kampas, yra iš 4 mm nerūdėjančio plieno. Tai pastatau į suplaktuko ir taip pat paleidžiu. Šitą kampą galima trakyti kiek norite, iš tikrųjų galima, kad ir stipriau. Jis yra pats priešiausias šiai dienai egzistuojantis kampas rinkoje, aplamai. Galim pažiūrėti, kokie yra pažeidimai. Jų nėra. Galim netgi dar stipriau. Tiesiog. Pasiruošę? Man padeda patikti. Esmė ta, kiek mes jį betrankytume, būtiniom sąlygom beveik neįmanoma padaryti tokiam kampui pažeidimų. Vis dėlto dėkite ant elastinio glaisto. Tai net su didesnė jėga jums reikės mažiau tvarkyti. Apie tai daugiau gali parašyti dažytojai komentaruose. Aš nieko asmeniškai neturiu prieš Unifloto, bet šiai dienai Knauf technologija nenori investuoti į ateitį, jie nenori keisti sudėties, jie nenori gilintis, kas yra šiai dienai 21 amžiuje naudinga ir gerai statybininkui. Tai tarnavo jisai mums labai daug metų, tai turbūt atėjo laikas atsisveikinti. Nežinau, kunigą kviesime, ne? Knauf nenorėjo investuoti net į kryžių, tai tenka improvizuoti. Na, o 2021 metais Unifloto vietą užims Elastic. Jisai turi visus šansus į tai. O su jumis buvo Aleksandras iš Gipsoaso ir iki sekančio karto.